Atvažiavau į Vaflių namus ir pamačiau jūs tada. Nustebau šiaip, nes nesitikėjau jūsų pamatyti. Susipažinom, kai aš buvau ligoninėje ir buvo kažkoks renginys, tai jūs pasakėt, kad aš parašyčiau būtinai laišką, aš labai ilgai galvojau. Tikrai pagalvojau apie tą kompiuterį, nes man jis sunkus yra ir šiaip jis ten toks senokas. Ir tada senai nekeliavau, labai norėjau pakeliauti, tai nusprendžiau ir tą norą parašyti. Man ta savanorystė prasidėjo nuo fondo veiklos. Kalbant apie įmonę, tai mane ten visi jau žino nuo to apskritai apie tokią paramą, pagalbą. Tai šiemet buvo pyragų diena. Sakau, paskelbkim taip, kad sąrašą įmonių arba ten organizacijų, kam paremti, arba kažkokią konkrečią istoriją. Ir visus surinktus pyragų dienos pinigus, kam nubalsuos darbuotojai, tam ir skirsim. Tai fondas atsiuntė Emilijos istoriją. Ir aišku, kad jinai sujaudino visus ir dauguma mūsų nubalsavo. Tie surinkti pinigai ir nukeliavo Emilijos svajonę įpildyti. Emilija yra man dovana. Labai geros širdies auga žmogus. Labai empatiška, atjaučianti, padedanti, gebanti išklausyti, priimti. Labai džiaugsmas mano. Ja. Ir jinai mano stiprybė, nes kai tu matai, kad bet kokiom sąlygom Emilija šypsosi, tai tada ir aš šypsausi, nes viskas, ko daugiau reikia. 23 metų vasaros pradžioje Emilijai buvo diagnozuota Jungo sarkoma, paauglių liga, kuri yra reta Lietuvoje. Tai pirmąjį pusmetį gydoma chemoterapija. Emilijai buvo atlikta labai sunki operacija. Gydytoja vadina unikalia, nes tokia yra antra Lietuvoje tik tai. Po operacijos Emilytei vėl buvo taikomas gydymas chemija ir tada po chemoterapijos dar buvo spinduliuotė. Nėra kito pasirinkimo realiai. Ką kitaip daryti? Neverksiu sėdėdama, tai. Svajok, kaip matai, svajonės pildosi, tai turėtų jų 1000.